Kai užsimanai prancūziškų skanėstų, nebūtina važiuoti į Prancūziją, nors galima. Šalia stoties dabar pas mus atsidarė Airomi kavinukė, kur galima paskanauti su kavyte makaronsu. Tai būtų tada karamelinis sūrio pyragas, kalamansi braškė šitas būtų, tada čia būtų serbentai, rošė būtų, bananas kriaušė, dvigubas apelsinas. Tai va turim tokių skonių. Kuris iš jų nelabai saldus? Nelabai saldus. Jo, aš suprantu, kad jie labai saldus. Šiaip yra. Būtų gaivesnis tada kalamansi braškė. Aha. Rošė, gal sakyčiau, žinot, kaip pieniškas šokoladas, jis netoks šiaip saldus būna. Čia toks įvairiai. Tada apelsinas nebūtų toks saldus ir serbentas su tokia rūgštelė irgi nebūtų Tai saldus. gal tada norėsim serbentą ir jūsų pirmo siūlyto pavadinimas. Jo, labai sunkus pavadinimas. Ragausime. Noriu prie serbentų. Kokie traškus, minkšti. O dar viduje ir spalvų kiek daug, pažiūrėkite. Antras. Desertas vertas nuodėmės. Kviečiu čia visus atvykti, paragauti. Varykite su Latvija, laikinam ir varom toliau.